poilsio minutė. Paėmiau knygą, paskaičiau, tam tikros mintys atėjo, išėjo ir, aišku, telefonas. Kažką perbrauki, žiūri. Taip. Šiaip nemėgstu skrolinti. Neturiu tokio įpročio, kad viską turiu matyti. Pasitikiu turbūt telefonu, kuris išmeta tam tikrus dalykus, kuriuos aš turiu žinoti, tai jie ir ateina iki manęs. Bet esminis dalykas, kad žiūrint šiandieną tai, ką telefonas pasiūlė, vienas video buvo apie tėtį, kuris augindamas 3 vaikus, juos išmokė, kaip tapti milijonieriais. Ir tai buvo tiesiog daugiau negu kad pačiai labai įdomu buvo skaityti. Ką atsimenu, pirma mintis, tai yra visada rinkis save. Visada rinkis save net ir pačiais sunkiausiais momentais. Kelkis anksčiau tam, kad jeigu nespėjai dienos eigoje skirti laiko savo, turėk valandą savo. Ir šitą įprotį jau daug laiko turiu. Laikas savo ryte tai yra man šventas. Šiuo metu, kai vasara, kai geras oras, kad ir nelabai šiltas, bet vis dėlto geras, mėgstu labai maudytis, tai rytas prasideda nuo maudymosi, prasideda nuo mini meditacijos, nuo maldos ir nuo įvairių rašymo praktikų. Tada jau, aišku, pirmiausia eina šiltas vandenukas, tada jau maudymasis, vykimas nusimaudyti, tada jau praktikos. Ir va tik tada vėliau prasideda diena. Ir ta valanda yra wow. Ji yra kažkas nerealaus. Ir kai pamačiau tame video būtent, kad tai pasirodo iš milijonierių kodo, viena iš būtinybių, kad pirmiausia skirk savo, o tada laiką savo gyvenimui, o tada tik tai pasauliui, kas liko pasauliui. Taip pagalvojau, wow, tai yra labai geras priminimas. Ir šiandieną tikrai nuoširdžiai noriu priminti. Skirk laiko savo. Laiko to, kuris tau patinka, kuriame tu esi savo dėl savęs, dėl savo augimo, dėl savo buvimo, dėl savo gyvenimo, dėl savo siekių, Juk manau, žinot visi, kad pinigai tai nėra turtas, teisingiau, tai nėra pinigai. Ir turtas tai yra tai, ką tu turi viduje, ką tu turi savo energetikoje. O pinigai, jie ateina pagal tavo energiją. Ar lengva atsikelti, kai yra blogumas? Nelengva. Ir tai netrunka, krenti greičiau negu kad kyli. Bet kas padeda? Laikas savo. Nes tai ir yra turtas. Tu skiri laiko savo. To, ko mes mažiausiai visi turim. Oi kaip skuba, oi kaip laikas bėga, oi kaip visko nespėju. Bet skrolinti telefone ir žiūrėti, kaip kiti gyvena, ką jie veikia, tu turi laiko. Priminimas. Pirmiausia, laikas savo. Tegul tampa įpročiu. Pusę valandos, valanda ryte laiko savo. Žinau, kad tai yra wow. Tai yra neįkainuojami dalykai. Su jumis Eligija, skaičių magija. Ir jei ką nors domina, būtent skaičiai, kreipkitės. Yra daug kontaktų mano. Man skaičiai kalba daug. Bet pirmiausia visada yra
laiką savo. Šiandien toks priminimas.